Senatvėje svarbiausia ne tai, ką žmogus sukaupė, o kas liko šalia. Kai artimųjų jau nebėra, o namuose lieka tik tyla, viskas, kas suteikia prasmės, tai kitų žmonių šiluma ir dėmesys. Nenuvilkime savo žilagalvių, padėkime jiems pasitikti dienas su ramybe ir šviesa širdyje. Jubiliejiniais akcijos metais nutarėme aplankyti 2 vienišas seseris, gyvenančias Prienų rajone. Pirmą kartą filmuodami pas jas lankėmės prieš keletą metų. Jos abi vienišos, vyresnioji turėjo šeimą, vyrą, sūnų, anūką, bet likimas senoliai buvo negailestingas. Ir vaikelis mirė, ir vyras mirė, likau viena. Likusi viena, suprato, jog neišgyvens iš savo varganos 300 eurų pensijos. Vyro namelius palikau ant Dievo valios ir taip. Ir vos painanti bronelė atsikraustė pas savo jaunesnėje seserį gyventi. Ši nebuvo ištekėjusi, šeimos, vaikų niekada neturėjo. Sunkiai, bet vis tiek. Kabinėsi už gyvenimo ir gyveni. Šiemet vėl aplankėme sesių namus. Juose radome tik jaunesnėje seserį Genutę. Bronelė jau mirusi. Sunkiau, vien vis tiek, kai yra žmogus šalia, tai pasikalbė ir viską, o dabar viena. Ir išvis viena neturi jokių giminių. Mažakalbė moteris, buvusi mokytoja, dabar likusi viena be sesers, sutemus net bijo, kad niekas neateitų į namus. Su vienatve kovoja, skaitydama. Skaitau knygas. Panašiai kaip ir Prienų rajone, Jiezno miestelyje gyvena Onutė. Diena, sriuba. Pernai lankėme jos kaimynę iš to paties daugiabučio Didalyje, kuri maltiečių atnešta sriuba dalindavosi su Onute. Turbūt pradėtų ir aš sent, tai ką dabar padarysi. Bet ryžto gyventi nepraradusi senolė tuomet mums kalbėjo. Jau 92 eina, jie tu mano. Šiemet sužinojome, kad Didalyje mirusi. Onutei labai skaudi ši netektis. O dabar kam reikalinga? Kam reikalinga? Ir nors jų namai tylūs, o kambariai tušti, jų gyvenimo istorijos kalba garsiau nei žodžiai. Šios gyvenimo istorijos primena, kad net vienatvėje galima išlikti oriam, o mažas nuoširdus gerumo gestas tokiam žmogui gali tapti didžiausia dovana. Prisidėkite prie maltiečių veiklos, jūsų parama jiems leidžia padėti tiems, kam to reikia labiausiai. 1415 10 eurų, 1495 5 eurai. Jeigu galite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.